Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 16-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Lietuva pasirodo nebeperka baltarusiškos elektros, Orlen Lietuva žada investicijas Mažeikiuose, o ESO perka išmaniuosius elektros skaitiklius. Iš tokių vidutinių naujienų Rafako kreipsis į Stokholmo arbitražo teismą dėl nesutarimų su Ignitis grupe. Be visų šių dalykų ruošiami draudimai su baltarusiška elektros sistema susijusioms bendrovėms, estai pasirašė dar vieną rekordinį PPA, o Litgrid paskelbė dar 2 pirkimus sinchronizacijai. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Seimas po svarstymo pritarė Lauryno Kasčiūno pateiktiems 2 įstatymų projektams, kuriais, jei jie būtų priimti, būtų praktiškai skelbiamos sankcijos su Astravo atominė elektrinė konkrečiai ir Baltarusijos energetikos sistemoje apskritai, tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančiams bendrovėms. Taip pat bendrovėms, kurios priklauso tokioms bendrovėms. Jei tiksliau, Lietuvoje įgyvendinamuose energetikos sistemos projektuose dalyvauti būtų draudžiama bendrovėms dalyvaujančioms įstatymų pripažintos nesaugia branduolinės elektrinės statyboje trečioje šalyje ar jos veikloje, bei su tokios elektrinės veikla susijusios elektros energetikos infrastruktūros plėtros projektuose. Arba bendroviai priklausančiai tokią veiklą užsiimančiai bendroviai. Be to, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, o tai yra praktiškai visos valstybinės energetikos bendrovės, privalėtų pranešti apie sandorius sudaromus su bendrovėmis, kai sandorio šalis yra susijusi su vykdoma konkrečia veikla, kuri įstatymu yra pripažinta keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, nepriklausomai nuo sandorio dydžio. Galimus šios sankcijų režimo pažeidimus vertintų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija. Ją sudaro vyriausybės, ministerijų, saugumo tarnybų ir kelių kitų institucijų atstovai. Kaip pastebi patys įstatymo rengėjai, sutartis patikrinti dėl atitikimo nacionalinio saugumo interesams jau dabar gali pareikalauti 8 skirtingos institucijų kategorijos, nuo vyriausybės iki savivaldos ir saugumo tarnybų. Visgi, šie subjektai ne visada laiku gali sužinoti apie tokius nedidelės vertės sandorius, teigia įstatymo leidėjai. Jie aiškinamajame rašte mini tik vieną bendrovę – Elektros tinklų institutą. Ji priklauso Kinijos valstybiniai North China Power Engineering, kuri atlieka su Astravo statybomis susijusius elektros tinklų pertvarkymo darbus Baltarusijoje. Kokia dalis visų šiuo metu Lietuvoje veikiančių elektros tinklų rangos bendrovių nebegalėtų to daryti, o kas turėtų gauti politinį palaiminimą, nedetalizuojama. Energetikos ministras Dainius Kreivys teigia, kad Lietuva daugiau nei 1,5 mėnesio neperka baltarusiškos elektros ir nemoka už Astravo atominės elektrinės statybą, kaip ir numato antiastravinis įstatymas. Tokiu faktu jis pasidalino su naujienų agentūra BNS. Ministras teigia, kad ir rusų elektros eksporto monopolininkė Interrao neprekiauja baltarusišką elektrą, nes dokumentai, kuriais yra keičiamasi Brel žiede, tuos dalykus iš karto parodytų. Anot ministerijos šiuo metu yra iširusi energijos srautų mainų sistema, kurioje dalyvavo ir Ukraina. Į vasario pabaigoje nustojo pirkti elektrą iš Baltarusijos. Tiesa, dar kovo viduryje ministras viešai dalinosi įtarimais, kad Interrao baltarusišką elektrą parduoda latviams kaip rusišką. Tuomet jis teigė, kad Baltarusijos elektros importas į Baltijos šalis yra sumažėjęs, bet tai nekeičia esmės, nes įstatymas yra pažeistas. Dabar ministras teigia šiuo metu susiformavusią padėtimi esantis patenkintas, tačiau neatmeta galimybės, kad pasikartos nuo gruodžio vidurio iki vasario vidurio buvusi padėtis. Todėl Baltijos šalims reikia susitarti dėl naujų prekybos su Rusija ir Baltarusija taisyklių. Derėtis Lietuva yra pasiruošusi iki joninių. Jei nepavyktų susitarti, žadama imtis plano B. Koks jis, neatskleidžiama. Estų ST Energija ir Danų European Energy pasirašė 3,8 teravatvalandžio apimties elektros įsigijimo sandorį, Power Purchase Agreement, vadinamąjį PPA. Danijos bendrovė nuo 2023 per 10 metų estams pateiks šį elektros kiekį. Jis bus pagamintas European Energy vystomuose vėjo parkuose Lietuvoje. Sandorio vertė neskelbiama, tačiau pagal įsigijamą elektros kiekį tai yra didžiausias toks sandoris Baltijos šalyse.
PPA paprastai sudaromi tiesiogiai su dar nepastatyto vėjo parko vystytoju. Taip, stambus vartotojas, pavyzdžiui, gamykla, konkrečiam laikotarpiui gauna fiksuotą elektros tarifą, o vystytojas gauna nuspėjamas pajamas, kurios leidžia finansuoti naujo parko statybas. ST Energija priklausė ir ankstesnis PPA rekordas Baltijos šalyse, yra pasirašiusi susitarimą su E-Energija, iš kurios bendrovė supirks visą Telšių vėjo parke iki 2032 metų pagaminsiamą elektrą. Pastarasis skyrelis buvo pakeistas ištaisant prieš tai gausiai pasitaikiusias klaidas. Atsiprašau. ESO išmaniuosius elektros skaitiklius už maždaug 75 milijonus eurų įsigys iš konkursą laimėjusios Prancūzijos bendrovės Sagemcom Energy & Telecom. Bendrovė patieks iki 1,2 milijono išmaniųjų skaitiklių, taip pat duomenų surinkimo bei valdymo informacinių technologijų sprendimą. Be to, bendrovė 10 metų tieks sistemos priežiūros paslaugas. Bendra projekto vertė siekia iki 150 milijonų eurų. Pirkinys gavo strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos sutikimą. Orlen Lietuva į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ketina investuoti daugiau nei 220 milijonų eurų. Anot bendrovės vadovo, ketinama statyti įrenginį leisiantį iš naftos išgauti daugiau šviesiųjų naftos produktų. Tai vadinamasis Bottom of a Barrel projektas. Šios investicijos įgyvendinimas užtruks mažiausiai iki 2024 metų. Bendrovė tikina turinti bazinį projektą, bet visa investicija dar nėra patvirtinta. Ilgainiui Orlen Lietuva ketina Mažeikiuose gaminti ne tik degalus, bet ir atsinaujinančią energiją bei naftos chemiją. Restruktūrizuojama Lenkijos statybų bendrovė Rafako ruošia ieškinį Stokholmo arbitražui. Ji bandys pristeisti 26 milijonus eurų, kuriuos jai esą liko skolinga Ignitis grupė už statomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje atliktus darbus. Lenkijos bendrovei užbaigus darbus turėjo būti sumokėta apie 150 milijonų eurų. Vilniaus kogeneracinė jėgainė teigia sumokėjusi 107, tai yra už visus pagal sutarties sąlygas tinkamai atliktus ir patvirtintus darbus. Bendrovė atmeta ir kaltinimus dėl vėluojančių mokėjimų. Ir galiausiai. Litgrid perka projektavimo ir rangos darbus statant elektros perdavimo linijas nuo Darbėnų iki Bitėnų ir nuo Bitėnų iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Konkursų laimėtojai rengs techninius projektus ir atliks rangos darbus naujai statomose ir rekonstruojamose linijų atkarpose. Sutartis su laimėtojais planuojama pasirašyti iki metų pabaigos. Šios 330 kV linijos užtikrins patikimą tinklo veiklą nutiesus jūrinę elektros jungtį su Lenkija Harmony Link. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.